Labas rytas, tai štai kaip mano diena prasideda. Sietlo važiavimas čia, 405 liktai. Stumdausi trafikose. Liktai jau tas piko metas turėtų baigtis 9:30 ryto, bet vis tiek. Tam Sietle čia dieną vakarą pastoviai trafikaičiai. Kiek važiavau sykiu, tai niekada nesu normaliai pravažiavęs. Čiut nebejoriau už New Yorką. Dar New Yorką gali normaliai pravažiuoti, bet čia tai tikrai nepravažiuosi. Galima ten per Downtown važiuoti, yra 5 to highway'um, bet ten dar didesnis trafikas, žiūrėjau apie pusę valandos. Tipo kamštis rašo. Čia dar liktai 10 minučių, tai gal kaip nors prasistumdysim čia. Man iki nusukimo 20 km iki 90 highway'aus. Tai tikiuosi, kad čia per daug neužtruksim. Vakar pasikroviau Vancouverį porą krovinių. Tokie ganėtinai durni tokie kroviniai. Abudu sunkus, dideli. Paskui parodys. Ten konteineris toksai ir cemento plokštės. Tai vakar tikrai buvo ką veikti. Dar tam Vancouveris svarstyklių nėra. Ten vienas nuvažiavau sugedusios pasisvert, kad nebūtų viršsvorio. Paskui kitas radau, ten į kitų svarstyklių trafikas, nuvažiuoti nuo vienu žodžiu. Ne kažką. Teko paplušėti vakar biškį. O dabar važiuojam į Denverį. Pirmas iškrovimas Denverį, Colorado ir antras Oklahoma. Laiko yra, šiandien tik tai ketvirtadienis. Denverį reikia būti pirmadienį, Oklahoma antradienį. Skubėti kaip ir nebėra kur. Pagaliau išvažiavome 90 highway'ų, baigės visi trafikai. Dabar prasidės kalnai, miškai, gražios vietos. Važiuoju dabar tuo pačiu keliu, kurį kaip ir iš Toronto čia atvažiavęs į Vašingtoną. Tik tai tiek, kad šito 90 highway'um daug nevažiuosim. Kažkas tai tik tai 130 km. Ir suksim paskui ją pačią 82 ten į link Oregono. Per Idaho irgi ten nemažai mačiau reikės pravažiuoti. Ir paskui ten 84 ir tai prasideda link Salt Lake City, Utah. Ir 80 ir link Wyomingo. Kažkaip taip, man atrodo. Pirmą iš Toronto, kai važiavau į Vašingtoną, tai per viršų važiavau to 90. Dabar biškį važiuosim į apačią. Apatiniais keliais. Naujas kelias, 82, 84 nesu važiavęs per tą Idaho. Pasižiūrėsim, tai irgi būtų gražu ten. Mano bus ką parodyti. O toli nuo Sietlo niekur nereikia nuvažiuoti, kokie kalnagobriai jau išstypo. Tik tai tiek, kad aš velkos dabar jau. Tokia įkalnė biškį, labai krenta greitis. Vėl jungiame savo eilinę procedūrą. Čia man su tokiu svoriu reikės biškį parapuoti. Aš taip įtariu, kalnų bus. Ką čia rašo? Entering Mount Baker, Snoqualmie National Forest. Įdomu, kad rašė tas Mount Bakeris. Tas turbūt ar tas didesnis biškį. Ar iš vis kur nors dar didesnis yra. Snoqualmie Pass. Kalnų perėja tokia gana krūta. Čia viena highway'os pusė, ten va. Antra pusė tiltas. Tarp kalnų. Gražiai čia viskas atrodo, tik tai tiek, kad aš labai jau lėtai ropoju tas perėjas. Ir dažniausiai dabar vien sukilimai tokių kaip nuolydžių nėra. Turbūt paskui bus. East Summit, West Summit. Snoqualmie čia skam kitas, kaip Sasquatchas koks būtų. Ietis. Amerikiečiai labai tiki, tipo, kai tą Sasquatchą, kad jisai iš tikrųjų gyvens šitose kalnuose. Na, aplamais Amerikoje jo yra. Aš tai nežinau, nelabai linkęs tikėti. Va, viršūnė užkilus slidinėjimo trasą. Jie funikulieriai. Na, čia sugėdęs kažkas. Va, nei ten, čia autobusas važiuoja.
kemperiai šitokie bezabrazė gaunas. Pasitrauksit, kas nors man reikia maros pasirikiuoti kairę pusę. Kemperis toks pikapas ir nepavelkais jo. Kas jam čia yra? Nėragi ta būda sunki to kemperį. Viskas nugaliojo viršūnė. Šiandien viršūnės kažkoks biški kaimelis. Slidinėjimai turbūt tą visą infrastruktūrą trasas. Viešbučiai. Va, nuo dabar prasideda nematytas man kelias. Iš karto čia eina perė, aikštelė. Tau ten prieki tuose kalniukose neaišku, kas bus, turbūt pakilimai kažkokie tai. Čia jau tokie pliki kalnagubriai. Kalifornijai panašus, primint Kalifornijai biški labai panašu. Ir oras kažko tai užkaito iki 36 laipsniai jau dabar. Buvau kolonėlį sustojęs Langdžiai, tai dušnekas iš karto jaučiasi karštis. Ką čia augintuose kalnuose? Vynuogės, man atrodo. Jeigu neklystu, tik tai gerai neprimatau. Man atrodo, kad vynuogės. Nu, jeigu tokios vasaras, tai aišku, make sense. Čia tas vynuogės greitai sunoks. Ne, čia ne vynuogės, čia kažkokie tai ar vaismedžiai. Ar kažkas, slyvos, nežinau. Ne vynuogės. Medeliai. Kalnas kažkokiais mažais spygliuotais krūmais visas nusėts. Apžėlęs. Čia gerai atrodo, po kairę pusę. Visas slėnis matas. Nuo viršūnės. Ten nuo pusė vėl tie medžiai ten prisodinta jų pilna. Ten kalno viršūniai. Antenas visokių telefonų sudėtos. Štai ryšys geras čia visur. 5G netgi traukia. Su ryšio problemų nėra, kad ir po tokius kalnus, po dykumus važinėjai kažkaip visur geras ryšys. Visiškai jokios gyvybės tuose kalnuose nėra. Nei gyvulių, nei paukščių nesimato. Mirė kalnai kažkokie tai. Tikras no man landas. Kas čia gali išgyventi tokiam klimate, aš nežinau. Vasarą karštis nežmoniškas, o tą žiemą šaltą jaučiu, šis sniegą pridrėp viršūnėse. Gerai. Variklo stabdį įsijungti, reikia vėl žiūri nuolydis. Dar su posūkiai čia toksai. Biški užnys pradėti, kalnai mane. Būčiau per pus lengvesnis, tai dar nieko, būtų kokį 20 LB, kaip į tą pusę važiavau, bet dabar tai kas čia tam tralų yra, kažko nepasivelt. Bija mašinas turbūt savo numėtyt mašinytės tas, palik čia kur nors kalnuose. Ką čia turi Toyota Forerunneris ir Civics. Ko gero, rusakalbis kažkoks tai. Čia žemynus leidus nuo to kalno bus upė didelė. O, matos jinai jau. Ir kitoj pusė upės jau bus Aidahas. Čia Vašingtonas baigės. Pagaliau iš jo išvažiuojam. Kas čia iš karto skėlas už tilto. Dažniausiai būna, kai tik tai važiuoji naują valstį iš karto Waystationas. Nuginė mane Waystationą, užsidegė raudoną šviesą. Bet nieko, pravažiavau per svarstyklės, pas mane prie varomoji 25, o galės prie Daxelas, kiek ten, 34 su viršum. Kam čia reikėjo nuginti, dabar va lauksim išvažiuojant, koks bardakas čia. Didžiausiai lėtė šviesoforas, kažkas tai sankryžai, kas ten? Kažkoks durnizmas. Sugaišiu kokį 20 minučių, jeigu ne pusę valandos iš čia. Čia į tą garažą gali nuvaryti, pilną inspekšiną padaryti, level 1. Tik tai tušti dabar nieko nėra, klientų nėra. Norėtų į tą garažą ten užvažiuoti.
Pilns patikrinimus ir stabdžius, ir logbuką ten. Visas lemputės. Viską ištikrins. Čia dabar vietą šviesoforo užsiknysiu, aš jau išvažiuosiu. Nežinau kas, bet čia kažkas tai labai rimtai dega. Anoj pusėje va. Pilna dūmų. Iš kažkur iš ten jie eina. Jaučiu laukas koks dega. Sausa žolėta šienas. Visur dūmai. Čia dar kažkoks dulkių ar dūmų debesys, nesuprasi, kas čia vyksta tose laukuose. Geltonas. Arba čia traktorius aria koksai. Ir palieka tokius dūmus, tos dulkės. Arba čia irgi dega kas nors. Nesimato aukščiau ten stovi. Nesuprantu. Iš žemės rudi dūmai eina kažkokie. Ugnies nieko nesimato. Šiaip jau aš tai neužilgo turėsiu ir stoti, nes pas mane laiko nebėra. Valandą laiko liko važiavimo, tai čia kažkoks tai vėl kalnų perėjimas bus. Nenoriu, kad laikas baigtųsi kalnuose tuose. Arba reikia prieš stoti, arba bandyti tą kalną pravažiuoti. Na, nesugalvojau, nežinau, kaip darysiu. Yra takstopas prieš kalną, tai 38 km liko. 22 minutės. Aš kaip ir turiu laiko vairavimo daugiau biškį. Galėčiau dar pavažiuoti. Na, matysim, 10 minučių pravažiuosiu, dar pasižiūrėsiu, kiek liko iki to tolimesnio takstopo už kalną. Jeigu matau, kad laisvai davažiuoju, tai važiuosiu ten. Čia vėjo malūno vamzdis spėjo veža. Tokio dydžio. Apvalus. Daugiau kas čia gali būti. Jo. Na, bandysim patilpti, nes čia per jį. Trakstopę akinius nuo saulės radau, nusipirkau. Nes neįmanoma. Dieną važiuoji, tai ta saulė tiek kepint, kai akis kaip paščiurka susitrauk tik tai. Viskas, ir tai galėsime jau normaliai važiuoti. Šiandien man laiks 70 valandų baigęs savaitinės, tas vadinamas amerikietiškų. Buvo likę 8 valandas, šiandien tik 8 valandas tai važiavau. O rytoj šiaip jau aš turėčiau stovėti, bet kadangi rytoj yra 8 diena, tai aš gausiu jau rytoj rekapus. Ir rytoj ir poryt po 10 valandų, tai aš vietoj stovėjimo aš važiuosiu. Važiuosiu ir turėčiau su rekapais davažiuoti iki pat Denverio. O Denverį būsiu šeštadienį vakare. Denverį prieš Denverį kažkur, tai gal netgi Vajomingė stovėsiu. Ir sekmadienį tada atsistosiu jau restartui 34 valandų. Ir po 34 valandų vėl man nusiresetins laikas. Ir turėsiu pilnas 50 valandų Denverį jau. Tai galėsiu vėl dirbti. O dabar aš jau be poilsio važiuoju 2 savaitės, jeigu ne daugiau, dar daugiau, man atrodo, dar. Praktiškai ne vienos dienos poilsio. Nes Kanadoje ten vietoje išsikrovinėjau ant audžiučio. Tai kaip poilsio realiai nebuvo. Iš tikrųjų gerai, kai to darbo yra daug. Į tą traką, kai čia nesisėdėt polsiauti. Jeigu atsisėdė, reikia dirbti. Tai va. Viskas, šiandienai tiek. Einu gultis, rytoj 7 valandą statysiu budilniką. Sikelsiu 7, kol išvažiuosiu, kol ką, gal kavos norėsiu tenai dar pasimti. Mačiau ten visokių rūšių, kokių tik tai nuo yra, kokį 10 rūšių gal. Pasimsim kavos, kokį pusę 8, prieš 8 išvažiuosiu. Nėra kur skubėti, bet nesinori naktį irgi, labai užsivėlinti. Jeigu 8 išvažiuosiu, 10 valandų su breikais, su visko, tai šiftas kažkur bus 11, 8 išvažiavus, 7-8 vakarė stosiu. Neaišku kur. Rytoj gal iki kokios sanas to Salt Lake City važiuosiu. Nežinau, įsivaizduoju. Matysim.